Tai labas vakaras, kas jungiatės į šio vakaro pasidalinimus, į šio vakarą pabendravimą, tiksliau pasiklausimą ir pabuvimą šitoje laidelėje kaip klausimas, atsakymas ir praktika, kur stengiuosi pasidalinti savo mintimis, išgyvenimais iš to energetinio pasaulio, iš to kito kartais nematomo, subtilaus pasaulio, kai kam matomo, kai kam savaip jaučiamo. Ir ypatingai tikiu, kad daugelis, kas klausot arba žiūrit jums patogiu metu, tai visi turit tą pojūtį, kad jeigu kad ir matom savo tą pasaulį, bet vis jaučiam, kad yra ir dar kažkoksai pasaulis, kurio dar neužčiuopiam, bet žinom, kad jis jau yra, žinom, kad jau yra daug daugiau negu matosi paprastai ir elementariai kasdienybėje. Tai va, tai šitos laidelės susideda iš klausimo, atsakymo ir kaip tai praktiškai pajausti, pamatyti tas energijas arba kaip išvelgti tuose kasdieniniuose dalykuose tas energijas, nes viskas galiausiai vis tiek yra iš energijos energija ir į energiją išeina. Tai va. Ir pastaruoju metu gaunu iš jūsų žiūrinčių, besidominčių klausimų šitai laideliai. Tai va, tai atsakysiu dabar vieną iš jų, dar kitą kitam kartui klausimą esu paruošusi. Tai va, tai šio vakaro tema yra bendruomenės. Bendruomenės ir pagalvojau, kaip laiku ir kaip vietoj šitas klausimas atsirado vienos klausytojos ir žiūrovės, nes dabar dar sustiprėjo, jeigu kas ten domitės ir žinot, girdėjot, kaip kalbant apie tai, kaip jau profesionalūs astrologai, kur šneka, kur Plutonas ėjo į vandenį erą, o viena iš daugelio sričių ir temų apie vandenį yra bendruomenės. Ir tos bendruomenės liečia mus visus tiktais. Tai mažiau ar daugiau, vienokioj ar kitokioj srity, bet mes vis tiek susidurėm su bendruomenėmis ir su ten spręstinais dalykais. Ir dabar, kai atsirado ta planeta tose bendruomenėse, žinoma, ir kitose daug ten, kas susijęs su vandeniu, paliestas visas sritis. Bet ką aš pati jaučiu iš savo pusės ir tiesiog sakydama tai, ką jaučiu, kad bendruomenės bus viena iš tų temų, kurias išjudins, privers prasitransformuoti ir jas giliau suvokti, išjausti, kas yra ta bendruomenė gilesniam lygmenį. Ir dėl to klausytoja va dabar ir paklausė tokio klausimo, kad jinai atsidūrė tikinčių žmonių bendruomeniai, Jėzaus Kristaus pasekėjų, jį irgi šį vakarą paminėsiu. Ir atsidūrė tenais ir kaip ir viskas gerai, kaip ir viskas puiku, žmonės šypsosi, laimingi, ten būna, o jinai nejaučia ir nepajuto toje bendruomenėje tos vidinės gilios šilumos. Žmonės geri, draugiški, laiką ten irgi praleido gerai, bet sako, aš nuėjusi į šamaniškų būgnų meditaciją jaučiausi 100 kartų geriau, negu pabuvusi toje bendruomenėje. Ir jinai klausia, kodėl? Netgi klausia,
ar buvo iš tikrųjų Jėzus Kristus ir kodėl žmonės, bendruomenės dažnai pasiema tos skambius vardus, vadinasi taip, o kartais taip sunku tenais būti. Tai va, tai bendruomenių juk yra visokiausių, ne tik religinių, bet įvairiausių susibūrusių dar dėl tam tikrų tikslų, tam tikrų pasiekimų. Ir jeigu įmant to pačia aukščiausia ir gražiausia prasme, kas yra bendruomenė, ar ne, kad susibūrė skirtingos sielos, skirtingos asmenybės su skirtingomis savybėmis ir sujungia savo galias, savo gabumus, kažką gražaus sukuria, kažką gražaus padaro, kažkas gražaus iš to gimsta. Tai yra dar pajungus širdį, atvirumą, meilę ir taip toliau, tai gali bendruomenės ir su bendruomenės, ir kai žmonės iš tikrųjų pajaučia bendruomeniškumą, jie yra stipriau už viską, stipriau už bet kokią valdžią, bet kokius nusistatymus, bet kokius lėgimus ir taip toliau. Nes iš tikrųjų nėra nei vieno, kuris geresnis arba blogesnis, kuris valdo arba kuris pasiduoda tam valdymui. Iš tikrųjų žmonės visi turėtų būti lygus ir susitikę į tas bendruomenės, eiti tame lygiavertiškume ir kiekvienas kurti, apjungti tą savo ir iš to spindėti ir daryti dar didesnius dalykus. Čia yra gerąja ir idealistinė ta prasme, kuri, tikėkime, dar labiau ištobulinta gal kada ir ateis ir bus tiesa, virsta ta gražia tiesa. Bet dabar dėja taip nėra. Ir tai liūdina, kad taip nėra. Ir tose bendruomenėse iš tikrųjų jos kartais turėdamos labai gražų tikslą, labai gražią idėją, susibūrė tie idėjininkai ir žinot, ir kas vyksta labai daug kur. Labai net nesinori sakyti šito. Bet vyksta galų gale ego mūšiai. Ir mano šitą pajūtimą patvirtino ir išgirstas Eckhart Tolle irgi žodžiai, kad kai susirenka žmonės į tą, kaip jam pasakė, kad jo sekėjai, kad žinot, ten šios akimirkos jėga ar galia parašęs tas knygas, Eckhart Tolle, ir jo pasaulyje labai daug sekėjų ir tie sekėjai pradėjo jam rašyti laiškus, kad mums tai patinka jūsų knygos, jūsų mintis, kad mes norim steigti bendruomenės ir vat jūsų vardu. Tose bendruomenėse, kad susiburtų žmonės ir bendraminčiai ir mes ten vat, veiktume kažką. Ir jisai atsakė, kad labai smagu, labai faina, bet prašau, nereikia to. Nes kai susirenka į bendruomenę, kažkokios įsiveda diskusijos, išsiveda kažkokie tai kalbėjimai ir taip toliau, ir visas tas iššaukia tos visus vidinius asmeninius dalykus ir dažnai vyksta, tai sako, tai yra geriausia terpė pasirodyti vidiniam neišdirbtam skausmui. Ir sako, jeigu jau labai norit tos bendruomenės, jisai atsakė, tai tiesiog be jokio ten vardo, užsivadinimų, skambių pavadinimų, jeigu jau norit, susikurkit savo šitą susitikimo laiką, susitikit ir tylėkit, būkit tyloje.
tada taip. Tai va, tai iš tikrųjų, kodėl kartais žmonės geriau pasijaučia meditacijose, kur nereikia nieko šnekėti, kur nereikia nieko daryti. Kažkas groja, kažkas palaiko erdvę ar ne, medituoja. Dėl to, kad tada kiekvienas žmogus būna savo viduje ir kiekvienas yra su savo skausmais, ego klausimais, dar kam kas iškyla, tas tą prasidirba, kažkas tą saugo tą erdvę, kas turi tam gabumų. O kai susirenka į tas visas didesnės tas grupės, tada, kur vyksta visokie tenais pasidalinimai ir taip toliau, dar jeigu ten save kažkaip išaukština ir toje pačioje bendruomenėje jau yra ego, nes mes vadinamės va tokiu ir tokiu vardu, tai jau mes esam pasąmoninė tokia žinutė eina, kad mes už kažkurią bendruomenę esam geresni. Mes daugiau sąmoningesni už tą bendruomenę. Mes jau daugiau atradę, daugiau pažengę, daugiau žinom, kaip diskusijas geriau pravesti ir taip toliau. Ir kai prasideda tokie dalykai, kurie kartais tarp žmonių net nesimato, tiesiog pati bendruomenė tom spinduliuoja. Pati bendruomenė tai turi ir pas juos net yra, pas kai kurias religinės bendruomenės net yra tam tikros taisyklės, kad jeigu tu esi iš tos bendruomenės, tai tu nebendrauk su ta bendruomenė, nes ten gal kažkuo užsikrėsi. Arba dar kažkas ten įvyks ir panašiai. Ir aišku, jokių būdų nenoriu sakyti, kad tuos bendruomenės yra blogai. Ne, mes vis tiek visi turėsim eiti ten ir turėsim su tuo susidurti ir ten susitikti ir ten prasidirbti, ką turim prasidirbę. Ir kaip ir sakiau pradžioje, tos bendruomenės tiesiog mus visus liečia skirtingai. Kai kas jau turi gimę, kai kas jau turi sielos užduoti, eiti į tą bendruomenę, būti ten, suprasti, suvokti, kaip jinai ten veikia, savo sielą išgvildenti, arba kažkokias karmines pamokas per bendruomenę pradirbti, arba skleisti žinią per bendruomenę. Kiekvienas iš tikrųjų, mes, sakau, turim kiekvienas individualiai savo tą vietą toje bendruomenė, nes tai yra viena iš pasaulio sudedamųjų sričių tarp žmonių ir mes nuo jos niekaip nepabūsim, mes jau esam žmonijos bendruomenė. Tai va, tai gerai, tai ką tada mum daryti, ar ne, kokią aš pojūtį turiu ir pajautimą. Ką daryti, kai mes dar kaip nepabėgsim nuo tos bendruomenės, nuo bendruomeniškumo. Ir kitas dalykas, mes dar žinom, kad nesam, tie, kur kurtume tobulas, drąsias bendruomenės ir sudarytume pačias tas gražiausias grupės, kai jau, žinot, būna vien tik tais meilė, to širdį, harmonija ir taip toliau. Dabar esam ten, kur esam. Tai va, su tokiais mumis, kai mes dabar kol kas esam ten, kur esam, darom ką geriausio, tai ką galim daryti šiandien šiuo atveju ir kai mes turim būti kažkokiose bendruomenėse, esam tiesiog priversti būti tose bendruomenėse. Tai vienas iš tokių mano nuoširdžių pasiūlymų jums, kam rūpi tos bendruomenės ir kaip įnešti daugiau taikos į tas bendruomenės, tai ten, kur esat, ar tai būtų šeimos bendruomenė, darbo bendruomenė, draugių bendruomenė, dar kažkas, pajausti taiką savyje ir be jokių savo apgaulės, kaukių, šydų, išsigvildenti savo skausmingas vietas, savo ego vietas, savo tas vietas, kur mes reaguojam, nepriemam, mums nepatinka, nemylim. Ko mes nemylim?
kam mums prieštaraujam, kada prieštaraujam. Išsigvildenti savo tokius klausimus ir tada eiti į tą bendruomenę su savim tokia, kokia aš esu. Ir kai manyje kyla vieni ar kitokie dalykai, nes bendruomeniai tai yra lengviausiai, kai tai kyla, užčiuopti tai ir su tuo būti. Nepulti kaltinti, kad kitas taip man pasakė, o mes čia susirinkom tokio darbo dirbti, o kitas man pasakė, kad aš negerai, o aš atėjau su tokia idėja ir jo nebuvo išklausyti. Kas čia per bendruomenę? O išgirsti kito žmogaus, ką jisai sako, būti tas taškas, nuo kurio prasideda pokyčiai. Tai yra, jeigu kažkas pyksta, tai būti ta atrama, kurios prasideda taika. Prasideda tiesa, prasideda darbas su savimi, prasideda, kad aš atgręžiu pirštą į save ir tai kodėl man ta žinutė, tai ką čia jisai nori tas žmogus iš tikrųjų man pasakyti. Ar iš tikrųjų jis kalba apie mane, ar apie mano ego, ar jisai kalba iš savo nuovargio, ar jisai man kažką nori iš tikrųjų perduoti. Ar tai iš viso yra su manim susiję. Ir tada ta tyla taps iškalbingesnė negu mūsų žodžiai ir kai mes būsim savo viduje užsiėmę savo tais vidiniais reikalais, kitas žmogus gaus pakankamai tylos savo žodžiams, galės pats juos irgi išgirsti ir pats ras laiko irgi atsisukti į save, nes taip ir vyksta tie pokyčiai. Pavyzdys po pavyzdžio, laikas po laiko. Tai ir tada, kai mes išgirsim iš tikrųjų tą savo ego kalbą, išgirsim, kiek daug jisai kalba ir kiek daug jisai transliuoja aplinkui, tada pamatysim tokį labai įdomų vaizdą iš tikrųjų, kai atsigręžiam į savo ego, kai pradėsim tvarkyti su savimi, stebėti save, savistabą užsimsim. Čia įterpiu reklaminę pauzę ir pasakiau, kad pas mane yra kursas apie savistabą, kas nori daugiau sužinoti, kaip tą daryti santykiuose ir savo emocijose, galit kreiptis dėl to kurso. Tai kai užsimsim savo savistabą, žinokit, kokį dalyką mes pamatysim įdomų, jūs neįsivaizduojat. Apie bendruomenės. Aš jums pasakysiu, aš jums galiu iš karto jau žinot, kaip būna tas, kaip ten vadinasi, teaseris prieš filmą, ten reklama, koks filmas tą pasirodys. Tai aš jums galiu pasakyti, koks filmas pasirodys, kokį jūs tą. Paskui pamatysit bendrą vaizdą, bet kai pradėsit dirbti su savim, pastebėti bendruomenę, stebėti save, stebėti savo ego, kaip jisai ten reiškia, jūs pamatysit vaizdą, kuris nuvertas, žinokit, 15 Oskarų nominacijos, kas vyksta bendruomenėse. Kokie ten yra ego filmai, bet ne ta prasme, kad blogieji tie filmai. Ne. Jie ne tai, kad blogieji, bet tose bendruomenėse ego filmuose ego yra žiauriai sumaišęs rolės. Ir kaip įdomu yra stebėti, kad yra žmonės, ar ne su savo ego, bet jie yra su savo stipriosiom savybėm. Ir žmonės, kurie turi bendruomenėse lyderiauti, vadovauti, jie dažniausiai tyli, nes jie yra užgožti savo ego, savo aukos pozicijas, kad nieks manęs neklauso, nieks manęs negirdi, aš bijau pasisakyti, kaip čia atrodysiu, kaip čia man bus, kaip čia tas. Ir jie dalyvauja tose bendruomenės, nes jos stumia ten jų karmą, bet jie bijo reikštis. Turi būti, bet ten bijo reikštis. O tie, kurie turi patylėti daugiau,
daugiau gal eiti iš dvasinio lygmens, daugiau iš įkvėpimo, pastumimo, daugiau tiesiog suteikti tą erdvę, tą terpę tiems mažiesiems užaugti. Tie reiškiasi ir užima tų vadovo poziciją. Tai va, tai kas vyksta labai įdomiai tose bendruomenėse. Aš kaip sakau, čia minimum 5 Oskarų vertas šitas filmas, kuris pasimato, kai jau pradedam. Ir tada mes kaip pamatom va šitą, va, kaip ten viskas taip cirkuliuoja, vieni tarp kitų ten persipinę. Ir save pastatom į savo vietą, į savo rolę pagal tai, kur aš turiu būti su savo savybėm, su savo gabumais, su savo ego, kur jisai turi kur pavėlėti, o kur turi pasisakyti, kur jisai turi daugiau energetiškai padirbti, o kur jisai turi daugiau duoti fizinės pagalbos, ne tokios gal nebūtinai energetinės, bet fiziškai ten išvalyti erdvę, išsirpti kilimus ir paruošti erdvę susitikimui tai bendruomeniai. Tai va, ir tada, kai pradeda kuris nors vienas atsistoja, paskui kitas, paskui trečias, ir tada jau atsiranda harmonija, jau atsiranda daugiau tos darnos, palaikymo, supratimo, suvokimo, įsiklausimo. Ir tada jau pradeda vieni kitus geriau suvokti, girdėti ir priimti tie žmonės. Tai va, ir tas chaosinis filmas paskui įgauna savo jau įdomesnės rolės, jau kiekvienas tada jaučiasi kitaip toje bendruomenėje, bet tikrai reikia labai daug tam pastangų ir išsivalymo, nes, vis tiek, mes vis tiek eisim į tas bendruomenės ir kažką ten teks daryti. Ir va, jeigu pažinosim visų pirma savo silpnasias savybės, tada stipriasias, tada mes jau atskirsim, tai kur aš ten turiu būti. Ką aš galiu ten veikti, ką aš galiu daryti. Vėl įterpsiu reklaminę pauzę ir pasakysiu, kad jeigu norit išsiaiškinti savo šitas savybės, galite kreiptis pas mane. Aš jums šiek tiek užvesiu ant kelio, šiek tiek duosiu nuorodas pagal savo energetinius patarimus ir pajautimus. Tai va, gerai. Tai baigiant tą reklaminę pauzę, grįžtant prie šitos labai rimtos temos. Dabar turiu pakalbėti apie Jėzų Kristų. Todėl, kad tam klausime, manęs klausia apie Jėzų Kristų. Ir šitas asmuo labai susijęs su bendruomenės tema. Manęs dalyvė klausė, ar jisai buvo. Taip, buvo. Taip, jisai tai buvo. Žodžiu, kiek dar yra prikurta, prirašyta, daug visokių mistikų ir tokių informacijos apie Jėzų Kristų, tai aš irgi dar įnešiu savo trigrašį apie Jėzų Kristų, kiek man teko nagrinėti ir stabūti, tai patikėkit, tikrai teko ir visa kaip, ir tiesiog pasakysiu taip, pagal savo šaltinius ir informaciją. Jėzus Kristus buvo bendruomeniai. Jis nebuvo, tikrai, nuoširdžiai patikėkit manim, nebuvo vaikas netyčiukas, netyčiniai šeimoj, kažkur kažkaip tai nusileidęs. Dar prieš 1000 metų buvo parašyti šaltiniai ir tam tikri rankraščiai, kad bus tasai pranašas, jį taip vadino, bet neišaukštintai su tam tikra mintimi, kodėl jisai pranašas, ne kad kažkoks žiniuonis žinantis daugiau už mus, ne, bet tiesiog pranašas, kuris parodys, ką mes galime, link ko mes einame, tiesiog pranešėjas.
Pranešėjas, kaip ir bet kuris dabar Facebook'o rašytojas, kur rašo postus ir gauna 1000 laikų. Tai va, tiesiog tuo metu Jėzus Kristus gavo virš 10 000 laikų, tai buvo garsi asmenybė. Žodžiu taip, tai Jėzus Kristus, jis buvo iš bendruomenės. Ir esmė ta, kad buvo jau daug tūkstančių metų atgal žinojo, kad bus tas pranešėjas, tas pranašas. Ir jo ateimui ta šeima, tos šeimos nariai, tos bendruomenės nariai, kurie žinojo, kad jis bus, ruošėsi jo ateimui minimum 600 metų. Va, čia mūsų protui nesuvokiami šitie skaičiai ir nesuvokiami ten tie dalykai ir gal jų dabar ir nereikia suvokti ir perprasti kaip, ką, kaip, kodėl, bet tai buvo. Ir negana to, kad ta bendruomenė ten ruošėsi, bet aplinkui buvo kitos bendruomenės, kurios irgi tikėjosi, kad Jėzaus Kristaus esybė nusileis pas juos. Nes irgi kažkaip gal tikėjosi, gal ruošėsi. Bet buvo tam tikra bendruomenė, kuri jau buvo tam, sakau, šimtmečiais ruošėsi, kad ten ateitų. Ir atėjo jisai taip su didžiuliu palaikymu, palaiminimu ir energetinė stiprybė, atsvara ir didžiuliu svoriu. Ir ten paskui nebereikalas laipstėsi, nes tiesiog bijojo ten visi aplinkui tos jėgos ir ką nešė. Ten buvo taip pat bendruomenė. Bendruomenė su savo uždaram taisyklėm, tradicijom, tam tikrais dalykais, kurie buvo vystomi. Jie nebūtinai buvo tobuli, geri, bet tai buvo tiesiog bendruomenė veikianti pagal tam tikras tradicijas ir taisyklės, kas tuo metu buvo galvota, kad palaiko geriausiai energiją žemėje ir gali leisti tokiom stipriom sielom kaip Marija, kaip Jėzus nusileisti į žemę. Tai va. Ir Jėzus paskui jis pats tobulėjo visą kaip, po visur, kur ten važinėjo ir pas daugybę mokytojų dalyvavo ir taip toliau, kad keltų savo vibracijas. Ir jeigu dar gal kažkam nežinoma, kad tai Jėzus tas, kuris perėjo tuos išbandymus, visus tuos žmogiškus, tuos visus. Ir Kristus patapo tada, kai jisai sugebėjo atlaikyti tą puolimą, pyktį, žmonių nesupratingumą ir taip toliau, ir visus tuos įvykius. Ir po to jisai gavo tą aukščiausią nušvitimą, Kristaus kūną, ir iš Jėzaus tapo Kristus, tai yra Kristaus tas kūnas, tas jau šviesos kūnas su visišku pilnu ten nušvitimu ir tokia žinute, kur davė žmonėm kolektyviniai sąmoniai į pasąmonę, kad mūsų laukia ta Kristaus sąmonė, kur mes dabar einam. Vienas iš tų tokių skambių pavadinimų - Kristaus sąmonė. Tai mes ten visi einam ir eisim ir nueisim ir tikrai nueisim. Nueisim po vieną, jeigu ne, nueisim bendruomeniškai visi, kaip jau bus, taip jau bus. Bet tie, kas jaučiam, tie, kas turim tą pašaukimą ten ir taip. Tai dėl to kartais tie skambus pavadinimai bando gal mums kažkaip tai asocijuoti su kažkuo, bet iš tikrųjų tai Jėzaus istorija ir tas pavadinimas apie Kristų, tai yra mums žinutė, pasąmoninė žinutė, į kur mes einam ir į kur eisim. Nes pats tas nušvietimas kartu su pakilimu
pabudimu turi labai daug laiptelių, labai daug turim ką praeiti, labai daug ką turim patirti, suvokti, išsivalyti, nusimti begalę programą, nusimti begalę va tokių dalykų. Ir žinot, kuo mes daugiau patys save, labai atsiprašau už tokį žodį, bet save patys pamurgdysim, labiau savo ego už uodegos ten pagaudysim, pastebėsim ir tais momentais, kai esam vieni su savimi, darbe su savimi, tuomet mums bus daug lengviau ir paprasčiau eiti į žmonės ir į tas bendruomenės ir jau kurti sveikas, gražias bendruomenės, kur jau mes ten esam atsidūrę arba atsidūrėm. Ir vis tiek taip bus ir mums taip reikės padaryti, nes vis tiek viskas yra viena, viskas yra bendra. Ir eidami per tai, per save mes pajaučiam, save pajaučiam, kitą pajaučiam ir tada galim jau jausti tą visą bendruomenę, nes dabar įsivaizduokite, jeigu mes tokie, tarkim, nepažįstam savęs, nežinom, kur mano ta skaudžioji vieta, kur mane jau mano ego kankina, kiek tik begalėdamas. Mes nueinam į bendruomenę, į 10 žmonių, sutinkam ten 10 žmonių ir mes vis tiek intuityviai jaučiam, ką kiti jaučia. Bet jeigu mes prieš tai esam savęs neišjautę, kur man skauda, kada man gelia, kur mano jautriausios. Ir mes ateinam į bendruomenę ir mes dar 10 žmonių jaučiam jų skausmus. Ir kadangi savo neatskiriam, kur mūsų yra, tada ir kitų mums negalim atskirti. Nes kai mes žinom savo tas silpnasias vietas, savo skausmelius, mes kai atsiduriam, mes tada jaučiam, tas skauda, bet tai čia ne mano temos, čia ne mano, čia jau kažkieno kito, čia jau kažkas iš to. Mane tai tas kabina ir mane tas labiausiai ten pakerta. Tai, o aš jaučiu, kad kiti ten kitaip kažkaip jaučiasi, arba ateina kažkokie kiti pojūčiai, bet tai čia ne mano. Ir atiduodam, kieno ten. Vyksta susipažinimas su tos bendruomenės nariai, taip. Ir viskas aišku, ir mūsų nieks iš vidaus nebetaso, ir mums nebėra sunku, nebereikia ten kautis su kitų žmonių jausena. Nes kai kuo mes daugiau tobulėjam, sąmoningėjam, jautrėjam, empatija didėja, tuo mes labiau jaučiam kitus žmones. Ir tada, kuo labiau kitus jaučiam, tada gaunasi atvirkštinis dalykas, kad ne tai, kad norim eiti bendruomenės, bet norim nuo jų atsitraukti. Nes ta empatija labai yra išjautrėjusi. Bet kai teisingai tą empatiją panaudojam, nusistatom, kad čia, kur mano jautriosios vietos mane kabina, mane liečia. Ir ateinu, ir aš tada tiesiog jaučiu, tas taip jaučiasi, tas taip jaučiasi. Ir tegu būna jie su savo net ir nepradirbtais dalykais, tegu būna jie su savo ego, viskas gerai. Netgi jie, kai jų ego pasirodo, galima su juo pajuokauti, galima su juo pašmaikštauti, nes manęs tai nežeidžia, dėl to, kad aš žinau, kad mano kita yra silpnoji vieta. O kai mano silpnoji vieta prabunda, tada aš iš karto ją pagaunu. Gerai, atsiprašau, brangieji, bet mano laikas jau baigėsi, aš geriau jau eisiu namo. Nebeužkrėsiu savo bendruomenės kažkokiais savo emocijom. Ir susirinku, kiti, tarkim, sąmoningai, supranta, kad jam sukilo ten jo juodasis mėnulis ir dabar jau jam geriau tiesiog eiti ir išbūti savo skausmuose ir jį palaimina ir sako, gerai, lauksim, kai tau bus geriau grįžk, jau ką, skambink, rašyk. Ir visi puikiai supranta, tam reikia pabūti ramiai, nesitaško, o kiti ramiai jį paleidžia, palaimina, kad jisai susitvarkytų ir vėl
kai tik galės grįžtų į tą bendruomenę ir apsijungtų tam kažkokiam gražiam darbui ir tikslui, kur kiekvienas jau yra savo rolėje, savo atsakomybėse ir puikiai supranta ir leidžia, priema. Su mažais, didesniais ego, su tokiom patirtim, bet kai girdi, jaučia ir nevertina. Tai va, aukščiausių jums pačių patirčių bendruomenėse, stebėkit save, stebėkit aplinką ir stebėkit viską kaip filmą, dalyvaukit tame filme, džiaukitės to filmu, pajauskite, kokia didelė meilė yra visame tame, kas vyksta, kad mums duota šita filmavimo aikštelė ir šitas filmas. Nes patikėkit manim, ko gero, tai viena iš linksmiausių Žemės studijų palyginus su kitomis planetomis. Ten kitaip savaip linksma, bet čia tokios patirtis, tokios, manau, kūrybiškiausias ir įdomiausias. Tai va, tai tom puikiausiam, nuostabiausiam žiniom ir baigsiu šio vakaro pasidalinimą. Ir jeigu dar bus kam nors kokių nors klausimų, rašykit, pasidalinsim, pasikalbėsim ir taip pasivairinsim mūsų puikias patirtis mūsų brangiojoje Žemėje. Ačiū Jums, gero vakaro ir iki.